7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Taip, svarbi mums pergalė. Derbyje kiekvieną kartą svarbu. Sveikinimai fanams. Sveikinimai žaidėjams, nes tikrai tai yra jų pergalė. Tikrai prie -10 nebuvo jokios panikos ir išlikom švieži rungtynių gale. Matot, mūsų geriausi žaidėjai, tiek Parkeris, tiek per gynybą, tiek Ardžiai Kaulas per puolimą, jie žaidė 18-16 minučių. Tai tas yra mūsų tas kozeris, tokie keitimai, kur rungtynių gale mes turim tos šviežesnius žaidėjus. Gal varžovas šiandien neatlaikė to intensyvumo. Ir tikrai pavyko išlaikyti tos žaidėjus šviežesnius rungtynių galui ir to pasiekoje švenčiam, atrodo, eilinę pergalę, bet tikrai klubui yra svarbi pergalė, nėra kas slėpti. Pagrindinė tema prieš rungtynes buvo šitą, ar nebuvo keisto jausmo žaisti gynybos laikyčią? Tai yra komandos sprendimas ir žinot, aš gal turiu savo nuomonę, bet aš į ekraną nesakysiu ir žinot, gal kažkas įsižeis ar panašiai, bet esmė, kad ar žaidėjų, ar treneriui, ar komandai mes turim čia atvažiuoti, mes turim čia žaisti ir viskas to yra gerai, gera patirtis ir džiaugiuosi žaidėjus, sakau, kurie šiandien prisitaikė prie kažkokių pakitusių tų, kaip pasakyti, rutinų ir panašiai ir švenčia tą, kaip pasakyti, tikrai pelnytą pergalę. Ardžiai Kaulo faktorių tampa sunku ignoruoti. Tiesiog gal galite papasakoti apie šio žaidėjo progresą ir ar tikėjotės, kad jisai taps kertinė figūra šiuo metu? Aš sakyčiau, pagrindinis jo progresas yra psichologinis. Kaip jis viską žiūri, jeigu matėt, jisai kada šiandien pradėjo rungtynės, jisai pradėjo pirmą kėlinuko pabaigoje. Ir iš vis mes įplanavom išleisti antro pradžioje, bet tam tikros situacijos rungtynėse privertė jį išeiti anksčiau ir jis su tuo susitvarko, kitas žaidėjas tikrai būtų reikalų. Ardžiai išlaiko savo vidinę ramybę ir tas yra jo didžiausias šiuo metu arkliukas, jo neišmuša iš vėžių nei kažkoks švilpukas, nei kažkoks situacija, kur mes jo nepanaudojam puolime. Jis žino, kur žaidžia, jis žino, už kokią komandą žaidžia, jis jau jaučia mus kaip trenerius. Tai tas jam irgi padeda, bet sakau, sprendimai ir jo forma dabartinė, tai norėtųsi dar tą mėnesį pusantro tokią pačią išlaikyti ir tikrai žaidėjas, kuris auga jau antrus metus pas mus iš eilės. Treneri, žaidžiat išvykoj, teoriškai, bet jaučiatės kaip namuose fanų prasme, ką tai pasako apie jūsų fanus ir tą visą klubo tą ilgametę kultūrą? Tradicijos istorija ir tas pastovumas, lojalumas ir užsispyrimas turbūt mūsų tų fanų, tikrai stiprus varžovas tam pačiam mieste, bet jie visais legaliais, kartais nelegaliais turbūt metodais bando atsilaikyti ir kautis prieš tai. Bet čia, žinot, ne man turbūt komentuoti, čia turbūt jau fanai prieš fanus, nežinau, organizacija prieš organizaciją. Čia mūsų reikalas buvo šiandien rungtynės laimėti ir per daug nesinorėtų lysti į tuos reikalus, bet aš labai džiaugiuosi fanais, kurie mes nesugadinom šio savaitgalio. Treneri, dėl antros vietos esat ramus, bet kas yra apačioj, tai ten didžiulis chaosas, Jonava, Vilkai, Lietkabelis, kaip pats matot tą visą tą maišalinę ir ką galima pasakyti apie LKL? Jo, tai mes šnekėjom prieš šias rungtynės, kad žiūrėkit, mums 6 rungtynės, nieko realiai jos nelemenčios, bet visom kitom komandom, kur mes žaisim prieš jas, tai yra daug ką lemiančios rungtynės, išskyrus Žalgirį. Visos kitos komandos jos kausis prieš mus, jiems yra do or die rungtynės, tai tas yra mums svarbu, kad varžovas su tokiu nusiteikimu ateina, mes galim tokios rungtynės irgi augti, tobulėti, kas mums svarbu naujokams, tai yra žaidėjai, kurie šiemet pirmus metus su mumis, mes irgi pabrėžim, kad nesvarbu, tai yra 6 rungtynės turbūt apie nieką, bet mes esame komanda, kuri mes tikrai rungtynių neatidavinėsim.
tą mes tikrai norim žaidėjams įskiepyti ir ne tas mes esam klubas, kur šitas žaisim, šitas nežaisim, aš to netikiu. Vienas rungtynės prasčiau, kitas geriau, paskui paspausim tos mygtukus stebuklingus ir į playoffus eisim. Arba tu žaidi, arba tu gerini, arba žaidėjas kiekvienas kaunasi dėl savo vietos aikštelėje, dėl savo vietos pasaulės, kaip šiandien tas pats Ignas fantastiškai įsilėjo, tą vėl kibirkštį davė. Labai geros rungtynės, 7 minutės. 7 minutės, bet buvo tikrai faktorius šiandien, kuris biškai išjudino tą mūsų puolimą visų pirma. Kalbant apie Igną, po paskutinio derbio siuntėt jam žinutę dėl darbo treniruotės, jisai išgirdo jūs ar? Nekapstykit ten, kur Ignui 15 kartų konferencijose buvo pozityvas pasakytas. Mes kažkur laukiam kažkokios vienos tiesiog žinutės pozityvios, tai nebūtinai negatyvi. Kad galbūt geresni sprendimai turi būti treniruotėse. Niekas ten blogai pas mus nedirba. Aš esu ne kartą sakęs, kad mes esam šiemet grupė žaidėjų geriausia per 5 pastarosius metus Ryte darbo prasme. Bet mes turim, mūsų darbas yra tiesioginis žaidėjus stumti į priekį, juos kažkur pušinti ir reikalauti kažkiek. Tai sakau, pasikartosiu, šiandien yra tik žaidėjų pergalė, nes iš trenerių pusės tai patikėkit, buvo daug klaidų. Ir bent man taip pasirodė, kad PJC sužaidė turbūt vienas geriausių rungtynių nuo atvykimo į Lietuvą, įvertinus varžovo lygį ir pačią jo tokį užtikrintumą. Ko galima laukti, pamačius tas šiandien rungtynės iš šio sezono pabaigoje ir ypač dar vertinus, kad jisai nežaidė tiek, kiek galėjo žaisti, nes buvo išimtas dėl 2 pražangų. Jo, jis susirinko greitas 2 pražangas, turim reaguoti tai ir antroji rungtynių pusė jis buvo keičiantis faktorius per gynybą visų pirma. Aš jam irgi šnekėjau su juo asmeniškai, kad žiūrėk, jeigu tu dirbsi taip, kaip tu dirbi dabar ant kamulio, gynybinė prasme, mums mažiau bus, kaip pasakyti, galvos sukimo, kokius mes match-upus turim, kokius line-upus naudot aikštelė. Jeigu tu taip dėsi kūną, tokia energija bus gynybinė, mums viską palengvins tos rotacijos ir tikrai mes rasim ir lemiamais momentais rasim tau daug vietos aikštelėje, kartais net galbūt ir su RJ Kaulu kartu, ko mes realiai ir įsigydami RJ mes ir norėjom, kad įsigydami Parkerį mes ir norėjom, kad būtų tie žaidėjai, kurie gali spręsti tas nulūžusias atakas individualiomis pastangomis. Tai žiauriai džiaugiuosi už jį, kaip jisai pakeitė iš tokių labai minkštų gynybinę prasme rungtynių į tokias labai kietas ant pražangos ribos, kiek jisai perėmė kamolių, kiek jisai gerų pražangų padarė, kiek jisai, kaip pasakyti, užstūmė kamolį greitą puolimą, kiek jisai pakeitė visą rungtynių, kaip pasakyti, greit, bet vėl pasižiūrė 16 minučių, bet tai buvo šiandien keičiantis faktorius. Ir vėl tos minutės atrodo 16 ar 30, bet gali būti, sakau, kaip Ignas 7, kaip Parkeris 16, bet jie yra keičiantis šiandien. Ir galbūt dėl to mes išlikom švieži rungtynių pabaigoje. Treneri, šiandien prieš rungtynes Stevenas apšilinėjo kėdą, trūksta irgi to sugrįžimo aikštelę? Nedaug trūksta. Planuojam šią savaitę, aišku, su juo tardamiesi kiekvieną dieną, jau jisai sportuoja individualiai, bet norim jau ir su komanda pajungti, ir be kontakto, ir su kontaktu, norim šią savaitę, bet taip pat norim ir nepušinti, neforsuoti, kaip sakant. Tai mūsų planas yra labai paprastas, jį pradėti žaisti prieš playoffus, ar tai bus 3 rungtynės, ar tai bus 2 rungtynės, ar vienas bus matyti. Tai tokie planai su juo. Treneri, pastarąją savaitę kolegos iš Basketinius dalinosi informaciją, kad Vilkai planuoja Twinsbet areną pardavinėti. Jūs esate laimėję 3 iš eilės derbius, šiandien perkeltas tas derbis į treniruočių centrą. Nėra tai ženklas, kad galbūt jie kapituliuoja toje kovoje dėl sostinės? Nežinau, ne man spręsti, mes tengiamės savo reikalų žiūrėti ir patikėkit, kuo aš toliau lysiu į tą mišką. Aš mačiau straipsnių pavadinimus, bet aš tikrai jų net neatsiverčiau. Nes man ten nereikia lysti į tą mišką ir ten kažką vertinti ir klausinėti vadovybės, ar čia tiesa. Nereikia man ten lysti. Yra savų darbų, patikėkit manim, per akis.
Tai patikėkit, ne aš čia turiu prie mikrofono apie tai analizuoti. Išplėšia tą suprantamą daugų Ryto, bet vertinant esam naujoj infrastruktūroje, turime didelę konkurenciją Vilniuje. Kaip vertinate tą naudą, kurią Vilkai atneša Vilniui ir Lietuvos krepšiniui apskritai? Manau, tai viena iš priežasčių, kodėl Ryto fanų daugiau grįžo į arenas. Viena priežastis, kita priežastis, taip kaip mes kaunamės kiekvienose rungtynėse, mes nekvitinam, nei vienose rungtynėse, mes kausimės iki pat galo, nesvarbu kas, mes kaip ten bebūtų, mes giname čempionų titulą vis dar ir kausimės iki galo ir tikrai mes niekam nieko lengvai netiduosim. Tai yra viena priežastis, antra priežastis yra Vilkų atėjimas. Tai yra be galo stipri komanda, labai talentinga, gerai treniruojama, matot kokias galimybės turinti ir mum atstovėti šitą dvikovą nėra lengva. Tai reikalauja labai daug pastangų, pradedant nuo kabinetų, nuo ofisų ir baigiant sportinę prasme. Tai patikėkit, tas pušina mus būti geresniais ir čia nemanau, kad šitoje vietoje kažkas gali pralaimėti. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.